Čia tik Lietuvai taip gali būti. Įvažiavau į plovyklą, saulė švietė, išvažiuoju iš plovyklos. Pažiūrėkit, koks lietus. Gražus, draugai, kai tavo darbinė mašina Brabusas 6.3. Paskėlė galvą. Man irgi yra šitą baimę jau. Aš laikysiu, tu paimti. Praskėlė galvą biškį Denas. Jokingiausia, kad šiandien, kai kroviau turbaką į bagažinę, tai lygiai taip pat atsitrenkiau į tą spyną. Nu nieko. Už poros valandų turi praeiti skausmas. Alio? 5 valandą užsidaro dažų parduotuvė, paskambino dažytojas, pasakė, kad pritrūko dažų, kad dažyti buvo likita, kurį atiduos rytoj. Turėjo atiduoti rytoj, bet dabar jeigu nespėsiu iki 5 pasiimti dažų, tai rytoj nieko ir neatiduos. 16:15 ant laikrodžio. Belieka tik tai įjungti Sport Pliusą ir mėginti spėti. 16:04 dažų parduotuvė randasi ten, o Brabusas pasiteisino. Reiktų dažniau jį naudoti kaip darbo automobilį. Per kamščius lakstyt pats gazas, ramiai sėdi, savo čilas, masažiukas va veikia, jokio pašalinių garsų iš lauko nesigirdi. Malonu dirbti šiandien. Ką, žodžiu, ištrukau iš garažo, atvariau į Car Vertical darbo vakarėlę. Nu, va šito tai jau negalėjau praleisti. Perteiksiu jums biškį porą vaizdų. Nu, bandom pasismaginti. Ir jūs čia, už ką sėdit? Ai, čia biškį buvo pora profesionalų su mašinom. Balkanuose? Kur pas Bachūrus? Tiesiai kairę. O kur Gaidynas, kad žinočiau, žinai, toliau laikytis. Reikėjo tokį baidžią, žinai, kokį padaryti. Paimti su savim muilo ir tai pamėtyti. Ką čia turim? Gerai, korės, turim korės. O? Nu, žinok, man garbė su tavim vienam kalėjime daryti tatuiruotes. Teisingai. Domina. Man tik kyla vienas klausimas. Ar SII. čia bus mano pirma nakolkė kalėjime? Tikiuosi paskutinė. Ką, darbo vakarėlį pabuvau, pasižymėjau
Ir dabar galima važiuoti ramiai dirbti. Stikas, žiūrėk, koks gerai padarytas. Man tai net nepasakysi, kad kažkas yra. Gerai žiūrėsis dabar. Nepalyginsi, kaip buvo. Jo, ir šitas patiokas prie to pačio. Nėra jokio patioko čia. Jau nereikia. Čia žmonės patiokų nedaro. Nu, žiūrėkit, kilimas bus kaip normalioj mašinai, netoks ir laužas. Beliko pasipjaustyti kampus, atiduoti cheminį ir po to dar apsiūt šonus. Čia yra vyriški žaislai. Moteriškam pasaulyje kaip Hermės tašė. Vyriški, nes daug skylių. Iš BMW serviso po biškį virstam į Ferrari servisą. Vienas čia stovi, o kitą Denas jau išardęs. Žodžiu, kad nudažyti varžtelius yra reikalų. Ten jų yra 140 vienetų, tai įsivaizduokit, kiekvienas varžtelis reikalauja kruopštumo. Tai kad būtų paprasčiau, tiesiog nusipirkom tokį metalinį padą, išgrėžiam skylės, susuksim visus 140 į vieną vietą ir galima bus nusmėlioti ir nudažyti. O štai ir ratų varžtai, dažyti milteliniu būdu, labai plonas sluoksnis dažų, čia yra padaryti tam, kad kai užveržinės jos, neatskiltų dažai nuo krašto. Užsidėjo panelį, jau tvarkingiau atrodo, ne?
Čia visai įdomiai žiūrisi versto oda ir geltoni lankai. Dar karbonas čia šitą vietoj. Centriukas dar ten pasidarys, bardačiokas įsidės. Ir metalo pusė? Bum, lengvai nusiėmė. Dabar gerai. Biški denai. Kreivai yra? Jo. Matai, kur linija eina. Tai gerai, tai tuoj duok tada tą veržlę duos mažesnę. Bet tipo į apačią reikia nuleisti. Šitą? Skylė. Tai į viršų reiktų pakelt. Nu, ta pasne, Taip. Nu, tenai. Tai palauk, duosiu tą, iš lietsuk, ten tą biškį padrošiu. Tai šis taip kampų gaunas. Pabandykim dar. A tos tai nereikia. Ne, tai gerai, gal panaudokim šitą geriau, nes tai yra geresnė vieta. Matai, šitą yra ant pačio kampo ir verš taip negali. Tiek turi būti šitas. Tai šitas jo, bet šį lygiai galėjau. Kaip lygiai? Nu šitą galėjau. Kaip pakeisti formą, tipo? Nu, lygiai visas galėjo būti. Nu, ne, visai nepadarysi, tai čia yra metalas. Tai tą metalą gyvena. Nu, tai reikėtų čia jam vėl apskaičiuoti, čia, žinai, to lygiai nepadarytų. Tas užsidės. Tai gerai yra. Ir viskas. O palauk, jas nebuvom supjaustę praeitą kartą, ne? Buvom, jie padarė. Dabar reikia visų pirma suprasti, kur kairė, kur dešinė. Tai šitą glaudžiasi stiklo. Šitą glaudžiasi stiklo. Šis turėtų ten įlyst kažkaip, ne? Palauk, daug kitų Ar ne? Jeigu šitas eina ten, šitas eina čia, bet žiūrėk, kokia jisai ilgio. Palauk, galai skiriasi, šitas eina, šitas bus šitą pusę, man atrodo. Galai, vienas taip, kitas taip. Tai pagal tave, šitas glaudžiasi į stiklą, jo? Nu, va Taip turėtų būti. Va, nes žiūrėk kampas, matai? Kampinis toks, tipo.
Ku dabar? Sakai, nuotraukos barškės. O ką tai siūlai daryti? Čia galinis auselės reikia patrumpinti. Nu, taip, prispausti. Nu, tai. Tai dar vėl atsauks. O, vaikyti, jau senatė biški. Davai, nepabėg toli. Reiks pagalbos. Išlipti. Nu, gal ne ant tiek. Va, matai? Bet neperspaust. Čia reikės lipti atgal. Pakabėt reikės ant lankų biški. Nu, bandyk. Įsispaudė? Amžino? Amžiams. Nu, svarbu, kai staigiai savo emkiniais stabdžiais stabdysiu, kad net šoktų. Tai, kas yra lubas, gali iškristi tik tai. Neiškris. Ne? Prispaustas yra. Aha, tai viskas, tada pakalbėjau. Patakiau iš pirmo kartą primesk. Kitaip ir negalėjo būti. Nu ką, dedam plasmasę. Reikėjo gal biškį pavalyti. Nu tai kaip tu dar nenuvalęs? Nuvalęs jau 10 kartų, kad čia dulkėjo viskas. O, tu net taip davėjai. Pala. Šito užpūsim lempą, pata dulkės prilips. Jeigu kažką darysim. O tai šitas ne... Nu, jis toks biškiai riebalinis. Vos. Vos. Nu, jis taip, žinai, blizgina, matin toks. Blizgus matas, bet prie jo dulkės mėgsta prilipti pato. Gerai. Nu, bandom. Bandyk. Nebros. O, vaikyti, nepatinka. Prasukai. Jo. Arba šitas per didelis. Jo. Tai čia irgi didelis? Ar ne? Toks, koks reikia? Svarbu, kad nevibruotų. Tai va ten gal reikės paimti ir... Kažką pagrįžti? Sugų.
Uždėjom garso izoliaciją į galą, nes praeitą kartą jo nebuvo ir labai girdėdavosi, kaip zyzė siurbliai bagažiniai. Tai turėtų vis tiek kažkiek sugerti tą garsą. Nu ką, penktadienio naktis, jau šeštadienio rytas realiai 3 nakties, tai šiandienas darbų grinai tik pasiruošėm rytojui. Visokie valymo, dažymo darbai, biški lankai apklijuoti jau. Priekinė panelė jau irgi persiūta. Užsidės dashboardas, įsidės bardačiokas, įsidės dar apatinės 2 dalis, čia jau kaip bus mašinoj. Priekinė pakaba jau kaip ir surinkta, nedaug visai čia liko. Įsidėjo bakas, įsidėjo atstojnikas su siurbliais, pasijungė viskas. Čia beliko uždėti visas apdailas, kad viskas pasislėptų, užsidengtų. Atsivežėm galinį difuzorių, kuris niekada nebuvo uždėtas iš tikro. Tai realiai net pats nesu normaliai matęs, kaip automobilis atrodo su šito difuzoriu. Tai biški net pačiam įdomu, ar bus gerai, ar atrodys lievai ir teks jį nuimti ir išmest. Tai šitą dalyką greitai sužinosim. Realiai jau po biškį panašėja į automobilį. O šiandien reikia ką, šokti į darbinę karietą ir važiuoti namo ilsėtis. Rytoj atsikelsim su naujom jėgom ir padarysim dar daugiau darbo. Ką reikia BOS režimą jungti? Cik. Masažiukas, cik, yra. Teisingai sako, kad kai su Mersu važiuoji, atrodo niekur neskubi, nors ir vėluoji. O kai su BMSu važiuoji, nors niekur nevėluoji, bet visur atrodo skubi. Bent jau pas mane taip yra, nežinau kaip pas jūs. Šeštadienio rytas, draugai, žiūrėkit, body kitas jau nudažytas. Vienas sparnas, slengstis, kitas sparnas. Važiuojam išsikraut, tada grįžti atgal ir dar kartą pasikraut ir grįžti rinkt kėbulą. Pasikrovimas antras raundas su 2 mašinam šį kartą. Yra ir kojos sėdinio geltonos, yra galas body kito. Ratų varštukai geltoni važiuoja su vaivučiu. Vaivutis pagalbininkas šiandien pas mus. Važiuoju kaip studentas, žinokit. Nugarėlė visą sustumta į priekį. Čia vos rankos telpa tarp kūno ir vairo. O šiaip atsirado tokia mintis. Pažiūrėjau į tas geltonas laikiklius. Ir pagalvojau, gal visai verta būtų diržus padaryti geltonus salonį. Kaip jūs galvojat? Parašykit komentaruose. Nusipirkti geltonus ar palikti juodus. Įdomu, kaip garsas girdisi. Gavau šiandien naują kamerą. Turėtų biškį pagerėti kontento kokybę. Galit parašyti komentaruose, ar pagerėjo. Manau, kad geriau bus negu su telefonu, o kamera yra DJI Osmo Pocket 3. Taip atrodo visas šitas reikalas. Sakyčiau, pakankamai patogus dalykas, yra visokiausių dalykų čia. Bam, pasistatai. Žymiai daug funkcijų yra. Žodžiu, čia ne kameros reklama, už tai man niekas nemokėjo, bet iš savęs galiu pasakyti, kad gera kamera. Dar pats nežinau, kaip reikia normaliai naudotis. Įdomu, kaip stabilizacija veikia. Ar labai šokinėja, ar ne. Kol neįkelsiu video, nesužinosiu. Žiauriai karšta.
Visas šlapias realiai esu. Tokios mes kaip pirtį dirbam. Kol Denas laužia Ferrarius, tuo tarpu aš važiuoju pasiimti turbako, pasiimti išmetimo koliko, pasiimti Westgate'us, kurie visi yra apvynioti į termo skardas. Tuo pačiu pažiūrėsim, kaip gavosi. Žodžiu, susirenku visus savo žaislus, kurie išbarstyti čia po visą miestą. Bandysim šiąnakt padaryti daugiau darbo. Labai norėčiau, kad savaitgalį jau užsikurtų mašiną. Ir kaip ir nedaug trūksta tam. Realiai iš dalių pusės viskas yra. Belieka įdėti darbo. Šiandienos rytas netoks ir labas, draugai. Turėjom problemą, rimtą problemą ir netinkamų laikų. Žodžiu, bėda yra su galiniu tiltu. Susidėjo ratai, kuriuo mes neturėjom, kai dėjom tiltą ir negalėjom numatyti šitos bėdos, nes atrodė viskas pakankamai tiesiai ir gražiai. Žodžiu, užsidėjo ratai ir supratom, kad sudėjus pusašius labai kampas negražus ir laužys pusašius, jeigu taip viską surinksim. Bet čia yra dėl mano pačio kalties, nes Denas man iškart sakė, kad idėja su FKS tiltu ne pati geriausia ir kad reikia dėti E9, kad jis labiau panašus į tą, ką mums reikia. Bet nepasiklausiau jo ir pasakiau, kad dedam FKS. Kažkaip naujesnė mašina, prie širdies labiau buvo. Ir vat, turim, ką turim. Labiausiai gaila laiko, kad tiek atidavėm pagaminti tą tiltą, tai skaitykit veltui, pradirbta buvo tiek dienų. Ir dabar reikės viską vėl iš naujo daryti. Tai apart imti savo patarinės ir vežtis į garažą, aš kito varianto nematau savaitgalį. Teks patirbėti. Ir dabar automatiškai, kai atsirado tokių nenumatytų darbų, gaunas, kad pasistumė visi kiti darbai. Ir kai kuriem dalykam tiesiog trūksta laiko. Pavyzdžiui, detailingas. Tai teks skambint hebrai, kad atvažiuotų darytų ant vietos. Žiūrėsim, ar pasirašys šitokiai avantūrai.
Teisingai sako, kad rytas už vakarą protingesnis. Vakare jau biškai buvau nuleidęs rankas. Nusivylimas buvo. Šiandien iš ryto atsikėliau, vėl pozityvas, pilnas jėgų ir idėjų. Ir jau vakarykštė problema nebeatrodo man tokia žiauriai, kaip vakar atrodė. Tai su detaileriais pavyko susitart, viskas gerai, atvažiuos chebra 14-15 dieną ir padarys savo darbą. Galinį tiltą E9 šiandien irgi nusipirkau. Šiandien pas mus ketvirtadienis, šiandien ir kelsiu šitą epizodą, kurį jūs dabar žiūrit. O nuo rytojos jau kimbam prie galinio tilto ir bandom per savaitgalį jį padaryti. Tuo pačiu bandysim dar šeštadienį, jeigu pavyks, užkurti motorą. Visus šitos reikalus jau jūs pamatysit kitam epizode. Dabar negaliu tiksliai pasakyti, kada jisai išeis, ar antradienį, ar ketvirtadienį, ar savaitgalį, nes labai žiauriai daug dabar darbų yra ir tiesiog trūksta to. Pirmą kartą gyvenime susiduriu su tom, kad trūksta valandų paroj. Nespėjai tiesiog daryti, nors atrodo tikrai užsiėmęs visą laiką. Dirbi, bet vienas, kaip sakoma, visko nepadarysi. Tikiuosi šitas epizodas jums patiko. Nepamirštam, kas nepaspaudžiat dar subscribe. Pasubscribinam, paspaudžiam like, parašom komentarą, aš visus skaitau ir stengiuosi į visus atsakyti. Ir susimatom su jumis lygiai po savaitės. Tiesa, dar turėjau išrinkti kelis žmonės, kas nugalėjo konkursą. Tai galim greitai tą padaryti, bet išrinksim dar 3 ir dar 3 išrinksim kitam epizode. Paimu savo telefoną, užeinu į komentarus ir išrinkam 3 žmonės. Tai pirmas žmogus bus Laurinas Mas, kurio yra svajonė prasilėkti su tokia mašina. Tai bus malonu tikrai man išpildyti kažkieno svajonę. Sekantis žmogus pas mus Lukas Belesis 3877. Tai jeigu Lukas žiūri šį epizodą, tai žinok, kad tu esi nugalėtojas, susisiek su manim Instagrame. Ir šiandienos trejetuką uždaro Simas 4471. Tai matote savo nickneimus ekrane, susisiekite su manim Instagrame ir aptarsim tolimesnius reikalus. Šiandien iš mano pusės tiek, susimatom kitą savaitę. Čiau.